Laidą pristato Auksinė mintis. Už paukščių gripo epidemiją daug baisesnė gali tapti paukščių viduriavimo epidemija. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Tai va, kolegė, taikos sutarties nebus. Kokias da taikos sutarties? Taigi pameni, kalbėjome apie buvusio teatro vadovo ir naujojo teatro vadovo ginčą. Taip, pamenu, sakiam, gėjo nesisitaikys, ne, tai kad nesitaiko, sakai? Deja, kolegė, ne. Panevėžio apylinkės teisme įsibėgėjo byla, kurioje nagrinėjami darbiniai santykiai tarp iš darbo atleisto 31 metus Juozo Miltinio dramos teatre išdirbusio aktoriaus Rimanto Tereso ir jį už pravaikštas atleidusio teatro vadovo Romualdo Vikšraičio. Šitiek metų atidavė teatrą, tas vienų metų lauk, tikrai žvėris, o ne žmogus. Tai vat, tik dabar gana ilgai aiškinsis, kuris teisus. Jau pirmam teismo procesai trunka labai ilgai, metus, taip kad jam aiškintis reikės ganėtinai ilgai. Būtent. Teismo posėdis spėjo apklausti tik vieną liudininką kol kas. Eik tu savo, taigi baisi, tai ko jie nepasidalina. Tai va, vienas jį atleido, kaip sako, už šiurkščius pažeidimus. Tipo į darbą vasarą neatėjo, nors kiek kiti sako, niekas teatre vasarai darbą ir nevaikšto. Nors jie vadinasi dirbantis. O kaip taip gali būti, nelabai supratau. Matai, jie dirba dieną, repetuoja, vakare repetuoja, o savaitgaliais vaidina. Todėl tų priedų už darbą savaitgaliais ir po darbo jie negauna. Todėl dažnai, jei nevyksta repeticijos, jie į darbą tiesiog neateina. Eik tu čia. Kaip sovietinė armija, gyvena pagal dedapščiną, ne pagal ustavimą, ne? Na turbūt. Tai va, aktorius Tereso sako, kad jis atleistas neteisėtai ir prašo priteisti 10 000 litų. Jo, o kokį sakanas? Teatro vadovas įsitikinęs, kad iš darbo aktorių atleido teisėtai, už padarytas pravaikštas, todėl nesutinka su ieškiniu.